Ką galiu pakomentuoti? Pradžia buvo sudėtinga, nes klipinai nėra iki pat krašto dadėti ir daugumoje metasi iš įplatintas zonas, kur kuo arčiau kūgelio, bet teisėjai sakė, kad nelabai skaitys tai kaip gerą liniją. Tad reikia truputį atsileisti ir tą aštrumą padėti visai kitur, kur reikia. Tad pirmais važiavimas truputį per plačiai išleidinėjom ratus, tiesiog važiavom ant nulio realiai, bet taip 50 ant 50 nepakankamai stabiliai. Antrą sesiją mes išvažiavom į trasą ir padarėm vieną raną ir kažkur įsižiūrėjau, atsisuku, iš po kapoto dūmai sklinda. Pasirodo, mano ventiliatoriaus mygtukas nustojo veikti. Turbūt perkaito ar kažkas tokio tiesiog išsilydė. Tad buvau palikta bala. Ačiū Dievui vandens, viskas pakeista kaip priklauso. Tad grįžau greitai į pietus, paušinau automobilį. Trumpu jungimu sujungiau tos laidus greitai. Tai dabar išimam saugiklį vien dėl to, kad ventiliatorius pastoviai nesisuktų. Ir atrodo, temperatūros lieka savo vietoje, kaip ir turi būti. Tad antrą sesiją prisijungiau prie Manto, kadangi važiuojam skirtingose grupėse. Ir ką galiu pasakyti? Paskutiniai ranai atrodo, kad mes galimai pasirodysim ir rytoj. Nenoriu, aišku, prisišnekėti, bet labai to tikiuosi. Taigi, Donatai, esi ne tik komandos mechanikas, bet ir spoteris. Kaip vertini šiandienos mūsų komandos važiavimą? Šiaip neblogai. Iš tikrųjų, gan stipriai pasirodė. Matosi, kad simuliatoriuje daug pasivažinėjo chebra. Yra kur galima pasitaisyti, gal ties Wi-Fi-um. Paskutinių klipų. Šiaip sunkoka susikalbėti kaip spoterių vidury. Žiaurus garsas nuo mašinų. Vairuotojai lieka skoloj man naujas ausis. Šiaip labai lauksiu kvalifikacinių ir pažiūrėti. Manau, kad kvalifikaciniai praeisim ir liksim čia dar pabūti. Tai kaip man tai tos treniruotės tau? Kaip visa trasa? Treniruotės praėjo visai smagiai. Pirmą kartą iš esmės šitą konfiguraciją važiuoju be Matsūrio. Pati ta pradžiaus įstatymas toks įdomus, bet gražiai sužaidus su akceleratoriaus pedalu, ta prasme tenai nėra beveik ką veikti. Jeigu sužaidėjai, iš karto man posūkį, aš jau antrą paurą gan anksti šiaip įsimušu, mano galiaus yra pakankamai prasuka, iš karto taip gražiai užsimeti, tai paskui reikia pakoreguoti su vairu, kad įvažiuočiau į tą pirmą klipą. O visa kita tai tiesiog sveiki sugrįžę į Matsūrį, per daug jis nesikeičia. Tik dabar klipai yra. Ir Matsūrį ten lakstai bile kur, o čia daug maž biškį pasitaikai. Kalniukas mane vis neramina, man atrodo, kad aš prie to kalniuko labai arti važiuoju ir man atrodo, aš šiaip nedideliu kampu ten važiuoju. Tai jeigu mane taškais ir baus, tai man atrodo, mane baus dėl kampų ant kalniukų. Šiaip su simuliatorium, kas buvo gan panašu, tai iš esmės, kad šią savaitę biškį daugiau pavažinėjau, tai jaučiuosi visai, kaip sakoma, confident, pasitikinti savimi. Tai viliuosi, kad ir trasą įveiksim su gražiais taškais, apvaliais.
Viskas praeita, laukia rytojaus kovos, kaip jautiesi dėl to? Šiaip nemeluosiu, tikrai nesitikėjau, kad praeis kvalifikacija, ypač po pirmo ramo, kuris buvo 63 taškai. Tikrai nemaniau, kad čia kažkas tenai išeis. Atrodė ten, po pirmų važiavimų taškai skirtumas nebuvo didelis ten labai, kiek tas surinko top 3-2, bet tikrai atrodė, kad antrų važiavimų visi stipriai pasikels, nes vis tiek važiavimas, all or nothing, daug labai buvo nulių, tai kur vairuotojai tikrai gali gauti taškų. Tai nustebinau, kad suvažiavus 7-4 startus, tiesų išėjo praeiti kvalifikaciją. Šiaip žiauriai nustebinau, antrą kartą įveikta kvalifikacija šiais metais, tai net ir jeigu nėra tų treniruočių realių aikštelėje, bet panašus su simuliatorium prieš etapą savaitėlę 2 pagrindinant biškį, tikrai turi įtakos nemažai. Ir šiaip šiandien varau, tokie važiavimai, dariau kitokią techniką šiaip iš važiavimų, startavau pagrindinės laką tik iš čeiso pozicijos, galbūt tikėjausi, kad daugiau biškį ramų galėsiu įvažiuoti, bet taip pat toksai, kad ir pakišau koją, kad paskui pasistatymas keistis turėjau ir aš nespėjau adaptuotis prie to pasikeitimų. Tai šiaip vis tiek žiauriai džiaugiuosi, kad taip išėjau praeiti ir nusteikimai labai geri. Rytoj laukiam, varysim prieš paskutinį porą top 3-2, tai bandysim pakartoti dvigubą dublį ir vėl top 16 reikia pasiekti paskui aukštyn. Vairgais negalais esam čia, kur esam. Esam šį vėjotą jau vakarą, kadangi tikėjom, abiems pavyko praeiti kvalifikaciją šį kartą. Nors maniau, kad surinksiu daugiau taškų, tiesą pasakius pirmo važiavimo, bet gavau 75 ir ties antrų važiavimų galvojau, tikrai neužteks šito važiavimo, arba viską atiduodu, arba nieko. Antrų važiavimų pasistačiau ir atrodė tikrai greitesniu tempu atsivažiavau, bet į pirmą persimetimą, į pirmą lanką pralėkiau realiai pilnu kampu, norėdamas tą klaidą ištaisyti, jau išsispardyti, dar kažką bandyti, tiesiog nespėjau sureaguoti ir apsisukau. Tad realiai tiesiog padeginau padangų ir šou padariau, nes galvojau, dabar reikės tiesiog laukti atsisėdus. Ir antrų važiavimo man tas pastepupino. Tiesą pasakius, nesitikėjom, nes matėm, kad rankinuko buvo ir stabdžių naudota. Bet žmogus padarė stebuklą irgi. Iš 63 pakilo į 7-4. 1 tašku mažiau už mane ir jis lentelėje liko poziciją žemiau. Tad nuoširdžiai pradėjus krapnuot po truputį ir matant 9 likusius bolidus ir matant 26 vietą ekrane, šypsena kilo ir mums pavyko. Lauksim rytojaus, žiūrėsim, kas bus. Tikėkimės, toliau skinsimės į priekį. Nuotaikos labai geros. Džiaugiuosi, kad mano pranašystės įsipildė. Aš kaip būrėja, bent vieną kartą pataikau. Kiekvienas varžybas taikau ir bent vienas pataikau. Rytas buvo, maniau, kad bus šitas lengvesnis atsikelt. Biški buvo gal ir sunkiau. Labai tikiuosi, kad chebra pavarys dar geriau šiandien. Žinai, gal kils laiptelis po laiptelio. Dabar atlieku mechaniko rolę, duodu dirbti vairuotojam, mokytis, kad pažintų savo automobilį varžyboms. O iš tikrųjų tai labai lauksiu startų. Jaudulys kartais nežinau, kas labiau jaudinas vairuotojas yra. Tai man tai ant karštų, ką tik po forinio. Tai buvau visai patenkintas, nes pirmas tos tik padangų šalto, biškį turi progą apsišildyti padangas, paskui pasiekus, atrodo, išvažiavau, kaip ir kartu, bet gavosi dar taip, kad šį atsilikau. Tai nupirtau man kad lipom, kad į antrą ateičiau. Priėjau arti, nemoku, kad super klausyti, kad duris pieščiau. Tai bandžiau taip, kaip sakė, Paulius važiuoju, žiūrėk per atstumą. Bet ant persimetimo vadinamam Wi-Fi, tai nėra Wi-Fi, tiesiog vidinis klipas, tenai šiek tiek mane šiaip švystelėjau į šoną stipriau. Ir tokį susikampavau, kad šiaip maniau, kad jau gausis spinas. Ir tiesiog gausis, nepačeisinau, 0 ir viso. Sugebėjau dar iš to kažkaip išlipti magiškai, neįsivaizduoju, kas ten nutiko. Tada ant kalniuko prisivijau daduriu, ir pabaigiau tokį čeisą. Tai jau tenai iš čeiso pusės tai labai mane nuskaudino. Lydo ranas, man atrodo, buvo +0, kaip mano visi kiti šiandien treniruočių lydų ranai. Kažko daug įspūdingo nebuvo, reikia šiaip visai susigeneravau greitai, užsimečiau, atrodo, klipingus 2-3 susirinkau, atrodė vizualiai ir visą galą, atrodo, šiaip taip pasėmiau, bet
Jaučiau, kad biškai atsirėdau gazą papulsuoti, jaučiau, kad mano duris biškai pakstelėjo. Tai jaučius tai buvo prie pat manęs. Tikrai arčiau negu ką aš laikiausi, tai kaip ir make sense. Geresnis vairuotojas laimi. Kas dabar laukia po šio etapo? Savaitėlį atostogų, mėnesio pertraukėlį, iki sekančio etapo ir paskutinis padarymas. Iš esmės džiaugiamės praėję kvalifikaciją, džiaugiamės galėję sukovoti porinį važiavimą. Šioje tiesa pirmą kartą važiuoju už tą konfiguraciją ir praeitais metais nesigavo dalyvauti etape. Į ką, Donatai, baigėsi šiandienos diena, kaip tavo įspūdžiai? Įspūdžiai liūdna, bet pavedė ne skilas, o technika. Ir labai durnas gedimas nulūžti ant varžtų ir gal ir būtum viską suspėję, gal ir nereikėjo tiek stresuoti, bet tas nulūžęs varžtas kaip ir liko viduj, užstrigęs, neatsisuka, gręžiam įrankiai lūžta, grąžtai sulaužėm daugybę, bet išgrėžėm, sutvarkėm. Tų 10 kokių gerų minučių pritrūko, kad pajudėti į trasą ir dar sukovoti. Labai gaila, aišku, kad amortizatorių praradom. Kitam kartui žinosim, ko reikėtų turėti daugiau. Darom visą rašiuką, vis pildom ir pildom, ko reikėtų atsivežti daugiau. Kol kas, mano nuomonė, reikia dalim atsivežti antrą mašiną. Nu tai, Edvinai, ką turim? Kas nutiko per treniruotę? Deja, bet turim ir po pirmo pagrindinę problemą, tai lūžtantį šakės varžtą. Kadangi jis man treniruočių metu kaip tik su mantu važiuojant lūžo, teko išsitraukti mašiną iš griovio. Žodžiu, esmė tokia, kad šitvoros neišvertėm, bet šiaip, ką galiu pasakyti, liūdna tiesą pasakęs, nes tokia techninė problema, per kurią negalėjom net spėti į top 3-2 suvažiuoti, nes tiesiog neužteko laiko. Gausi, kad tas varžtas nulūžęs dar ir įstrigo, tai daug vargo, vargais negalais jau turėjau išvažiuoti ir surinkinėjant jau beveik spėjom, bet nespėjom. Ir dėl to, nes irgi tie varžtai tenais truputį pagadinti, sriegiai nepasigauna, žodžiu, teko nusileisti, net neišvažiavus, bet šiaip, tiesą pasakius, liūdnoka vien dėl to, nes per treniruotės labai filinau mašiną. Ta prasme, atrodė nesudėtinga pasivyti, kaip daugelis čia sakė, nes kai esi čeiso pozicijoje, tenka tiesiog mažesniu kampu kirst trasą ir persimest ant antro bėgio realiai, tiesiai permušus antrą bėgį ir persimest. Tik tokiu atveju tu prišokit prie durų iš karto ir realiai tiesi visą trasą šalia savo oponento. O mano oponentas buvo Turbakas, bet ką mačiau, kad Turbakams čia nėra realiai daug vietos tą tempą savo didelį palaikyti, tai jaučiausi puikiai, tiesiog jaučiausi, kad tikrai galėjau nugalėti, bet kadangi technika atsisakė mane šiandien, teko pasitraukti iš top 3-2, bet tik gaila, kad ir teko net ir Skoilo atsisveikint, ko nesitikėjau, nes dar ratas buvo vietoj, bet bent jiems senais mane iš to žolės ir išverti ratą to pačiu. Tai dar papildomos realiai išlaidos bereikalingos, bet ir kaip yra, pyktis nepadės šitoje situacijoje, tenka stotis atgal ant tų 4 ratų ir važiuoti toliau kažką daryti, nes kitaip nieko nebus. Bet ką padarys? Stengsimės.